Pasibels į duris vėjo gundomas smėlis sena, ugnis degs senam židiny, o travos vidury žvejas galva linguoja šiandien, undinėlės pagaut nepavyks. O valtelės dugne vanduo, o irklai vandenį, o travos vidury žvejas galva linguoja šiandien, undinėlės pagaut nepavyks. Lai la la lai la lai la lai lai la lai, o travos vidury žvejas galva linguoja šiandien, undinėlės pagaut nepavyks. Ir dieną ir naktį tinklus jūra glosto, bet tavo svajonės nėra tinkluose. Nusineša laimę žvėdras sparnuos ir girdis krante, kaip dainuoja kažkas. O valtelės dugne vanduo, o irklai vandenį, o travos vidury žvejas galva linguoja šiandien, undinėlės pagaut nepavyks. Lai la la lai la lai la lai lai la lai, o travos vidury žvejas galva linguoja šiandien, undinėlės pagaut nepavyks. Taigi, mėly bičiuliai, kas norėtumėte tapti eksperimentinės Kurėno įgulos nariais? Reikia tiek nedaug. Reikia ateiti čia prie scenos ir be jokio mokesčio mes taip rimtai keliausime susipažinti su Kurėnu. O irklai vandenį, audra pilnatis ir perkūnas kvatoja, sukasi žvejas jūratės glėby. Mariose šamų yra? Mariose yra ir šiandien pagavau 4 kilogramų. Kam yra naudojamos šitos žnyplės? Kam naudoja jas žvejai? Matote, anksčiau nebuvo tokių šaldytuvų, kokius mes dabar turime visi. Tai reikėdavo ledą ruošti vasarai, kad žuvį užšaldyti. Mes užkūrėm katilą 11 ryto ir vyrėm ungurio kaulus. Po to jas išėmiau apie 2 valandą. Įdėjau daržovės, bulvės, morkos, svogūnas ir salieras. Visą tai suminkštėjau ir dabar tiesiu ungurį. Šiek tiek grietinėlės įpyliau, dabar ungurys. Į pačią pabaigą jo nereikia dirbti. Tai ungurio filė. Smulkintas česnakas. Taigi smulkintas česnakas. Kiek suprantu, tam yra grietinėlė, taip? Tai yra kulinarinis paveldas, kurį kažkaip niekaip nesugeba niekas įteisinti. Bet tai yra gėrimas, kuris atvežtas iš kur? Iš Lietuvos. Jo, Lietuvoje, lietuvių gamybos tikrai natūralus produktas ir pats vertingiausias. Jo krautui nenupirksit. Bet kągi, mėly bičiuliai, yra atliekamas ritualas, žiūrėkite. Yra taip, per ką? Ponios ritualas, ovacijos, tu pabuokite, tai ritualas tas vienas. Super, va tai dabar yra labai rimtai. Įstabus kvapas, jisai tiesiog įsiskverbia į šitą ešerį ir tai yra unikalu. Na, unikaliai paruoštas patiekalas. Kodėl yra naudojamas beržas ir yra jie rūkomi ant beržinių lentelių? Ne, jie neįtrinti prieskonis, tai grinai švaraus ešerys, mums reikalingas švaraus ešerio skonis. Druska, pipirai bus tik tai į pabaigą. Beržinės, kodėl beržinė? Beržas tai vėlgi lapuotis, Lietuvoje augantis, labai gražus ir gražus patekimas gaunasi ir lapuočio rūkimas, jisai neužsidega. Na, ešeriui pasisekė, kad jis pateko į profesionalo rankas. O valtelės dugne vanduo, o irklai vandenį, audra pilnatis ir perkūnas kvatoja, sukasi žvejas jūratės glėby. Lai la la lai la lai la lai lai la lai, audra pilnatis ir perkūnas kvatoja, sukasi žvejas jūratės glėby.
paplokime visiems trim, jie iš tiesų yra savo amato meistrais. Ir mes tas 3 lėkštutes be jokio gailesčio su meile įteiksime kažkam iš jūsų. Trauksime burtus. Meistrai, kurie šiandieną papuošė mūsų šventę ir manau, kad užkariavo visų mūsų simpatijas, kurie girdėdami mano balsą suintriguoti ateidavote pasižiūrėti, kaip jie tą valgį gamina. Ir pačios paskutinės akimirkos, kai kas visada klauso, kas tas žalias skystis. Tai rapsų aliejus geras, kokybiškas, tai yra būdingas Lietuvai. Taip, šitie vyrai nusipelno. Ponios ir ponai, o dabar, Ieva, atlikite tą gražią misiją. Ištraukite tuos 3. Tai, labai gerai, vat puikiai, fantastika. Tomas, jo pirštas lėmė, kad vienas patiekalas turėtų būti įteikiamas Rasai Čirieniai. Rasa Čirienė. Rasa, ar jūs esate čia? Kurgi yra Rasa Čirienė? Rasa apalpo iš laimės, išgirdusi savo vardą ir pavardę. Parbėgo Rasa. Mieloji Rasa, jums pasisekė šitas patiekalas ir nuotrauka atminčiai, stokitės į virėjų būrį, jums yra išskirtinė garbė gauti ne tik šalia kitų virėjų. Kodėl jūs tik Tomą pasirinkote? Žiūrėkit, jie yra visi 3. Labai superinė gera nuotrauka ir Rasa, jai mūsų 3 Lietuvos nacionalinės virėjų rinktinės šefų pagamintas patiekalas. Aišku, Rasa sako, bučkai, vyrai renkamės pas mane vakare. Raselė, pasakykite, jūs iš kur atvykusi? Iš kur? Iš Lentvario. Nu, super. Rasa iš laimės net užmiršo, iš kur atvyko į Juodkrantę. Artūras, ką čia išrinko, to žiūrime. Danguolė Žvaliauskienė. Danguolė, Dieve tu mano. Jums pasisekė, Danguolė, jūs iš kur? Iš Alytaus. Danguolė iš Alytaus, ta gera širdė dzūkė, kuri neįsivaizduoja nei vieno patiekalo be grybų. Šiandieną turi galimybę čia, Juodkrantėje, mėgauti superinių bendravimų. Sakė, pas ją yra svečias iš Jamaikos. Kitą lėkštę. Nu ką, ir dabar Rūta Meškauskienė. Ponios ir ponai, žinote, kas yra unikalu? Kad šitie 3 vyrai, pirmiausia, su Rūta susipažinsime. Rūta, jūs iš kur? Aš iš Plungės. Plungė, Žemaitija, fainai. Tai, beje, pirmą kartą Juodkrantėj? Oi, ne. Tai jums čia pasiseka, nes sakau, kad laimėti tokius prizus, tai reikia Juodkrantėje praleisti daugybę metų. Prašau. Ir atkreipėte dėmesį, mūsų profesionalūs vyrėjai, nebūtų profesionalūs. Jie visada išrenka savo pirštais tik tai moteris, tik tai damas. Nors praktiškai buvo koks 40% užpildžiusių vyrų, bet jie kažkodėl tai nepateko į tų laimingųjų tarpą. Lietuvos vyrėjų čempionato 1 vietos laimėtojas, Olimpiadoje Erfurte įvertintas diplomu. Ir, aišku, specialioji Vėtrungė, kuri taip pat primins Tomui, kad jis šiandieną buvo čia. Na, mes norime apdovanoti ir unikalų virtuvės meistrą Jaroslav Orševskį, Lietuvos nacionalinės komandos narį. Jaroslavui įteikiamas taip pat vardinis diplomas ir specialioji Vėtrungėlė atminčiai. Na ir ponios ir ponai, vienas iš solidžiausių 2012 metų atviro Lenkijos čempionato prizininkas ir 2013 metų pasaulio čempionate Maroke Lietuvos komandos kapitonas Artūras Braslauskas. Artūras Braslauskas. Žiūrėkit, jo garbiai net kaimo kapelai į sceną atėjo. Nu kągi, mėly bičiuliai, tuo mes šią degustacijos akimirką baigsim. Žiūrėkite, kaip susitarę, net Vėtrungės padėkliukai nukrito. Na, žemaičiai turi labai gražią tradiciją. Aš noriu pristatyti
Žemgalių genties kostiumų rekonstrukcija. Taip yra kaip vyrai, taip ir moteris. Rūbus, viršutinį rūbą puošdavo smeigtukais. Kai kurie jau spėja suprasti iš mano šnekas, tai atvykau iš pačios Aukštaitijos. Aukso galva. Kaldūnai žvagulio uošvienės pasibaigs. Tu kaip dievas, žinai, tik balsas girdisi, o Iš kormorano lizdo, iš sengirės. Minge, jie yra čia. Jorgis nėra labai turtings ir ponų žiūra apmaudings. Jam kasdieną nešt gerklė, ponais gerti jam garbė. Untan artu čia, untan nogas su pačia, untan artu čia, untan nogas su pačia. Ir mūsų sūnai netoliese, ir aukso žvaigždė žemėn kris. Aš ne rankas sparnus ištiesiu, kas kristum jais liktų viena. Smuikas! Karaliauja scenoje Pulkelis. Nesivaržykite. Jeigu yra poreikis šokti, šokite. Jeigu yra poreikis dainuoti, dainuokite. Jeigu yra poreikis linguoti, linguokite.
Pasibels į duris vėjo gundomas smėlis sena, ugnis degs senam žydų. 6, 3. Nebus su pirmas. Undinėlės pagaut nepavyks, o valtelės dugne vanduo, o irklai vandenį, o travos vidury žvejas gal palinguoja. Šiandien undinėlės pagaut nepavyks. Ir praėjusių metų čempionai, tai yra Dreverna, komandos kapitonas Tomas. Taigi, ponės ir ponai, leiskite suteikti žodį, galima sakyti, kad šeimininkams. Geros nuotaikos, gražių rezultatų. Kalbant su dreverniškais, jie džiaugiasi. Iš tikrųjų sako, kad ta dublikatas taurės yra gražesnis. Taip. Gražiaus dienos ir gražiaus vakaro. Tad linkiu jums geros kloties, geros sėkmės. O tikiu, kad nugalės, tai draugystė. Taip, kad aš sveikinu jūs visus ir dėkoju, kad atvykote į mūsų šventę. Klaipėdos oranžinių kapitonas Martynas, Drevernos komandos kapitonas Tomas, Juodkrantės kapitonas Mantas, Nidos kapitonas Andrius ir Rusnės dama numeris 1, tai yra pati seniūnė Dalia. Ponės ir ponai, jie užlipa į sceną. Tai yra komandų lyderiai, komandų kapitonai. Šiandien mes kausimės. Ir kausimės visi garbingai. Visos komandos, visos rinktinės yra vienodai svarbios. Tegul nugali stipriausiai. Ponės ir ponai, paplokime jam. Jie šiandien kausis. Ir nesvarbu, koks bus oras. Tegul ir kaitins saulę. Atgaivinsime visus, kurie galbūt netaikė saulės smūgių. Viskas bus gerai. Nu ir matome, Nidos komanda, 23 numeris, kuris vidutiniškai per rungtynes suklysta 23 kartus, jau turi kamuolį savo rankose ir ruošiasi nustebinti susirinkusią publiką. Iki rungtynių pradžios 5, 4, 3, 2, 1 laikas. Nida. Ir lemia tie tolimi metimai ir Arvydas iš karto puikiai suprantamas, jau lėmė burtai, kad būtent jie pradėjo. Nusileidžia, rezultatas 10-8, lygų 10-10. Vis tik tai atakuoja iš toliau. Juodkrantė švenčia pergalę. 14-11. Kova. Kaip jūs pasirodė. Taip. Gauna kamuolį baudos aikštelėje. Sugebėjimas atsispirti kūnu. Ir su kamuoliu Drevernos komanda. 3 minutų truputėlį tirpsta. Lieka 2 minutės 15 sekundžių. Kamuolį ir su kamuoliu Klaipėdos komanda. Klaipėdos rinktinė. Atrodo viskas. Ir kančia bus baigta. Kokia pradžia? Jau per pirmąsias sekundės. Pas pirmas metimas. Buvo tik tai Rusnės saloje yra ne viena krepšinio aikštelė, ne vienas krepšinio stovas. Tenka susikoncentruoti į gynybą, nors ką tu čia žmogau apsiginsi, kada negalima gintis tritaškio zonoje. Ir vėl, jie nutarė pažaisti tinklinį. Gerai bandė tinklinio gadą kiekvienos komandos. Vieną savo galimybės ir išnaudoja. Tiek kaip išnaudojama yra ūgio persvara. Sunkus metim žaisti gali ir varžovams svarbu. Jie išeina iš tritaškio, jie gali. Ką padarysi? 12-10. Ką reikia daryti, kaip perėsiti varžovus? Kamuolį, ištam taškais. Reikalingas vienas taškas ir ryžtasi žaisti bent savo į lyderį, neatsitiktinai taip bent pergalę iškovojo. Tiesiog jo nepagavo. Atsipalaiduoti ir taikliai siųsti kamuolį į krepšį. Suvaikšto. Ir rezultatas 4-2. Ir dar pačiose rungtynėse padarytas. Viskas baigta gražu. Barskė. Įkartai baudos aikštės esame įpratę žaisti tą tikrai krepšinį. Ir toks gražus derinys. Pagal krepšinį ir gražu. Dabar vandentiškas kamuolis. Rezultatas 10-5. Rimta kova. Marius ryžtasi atakuoti iš toli. Vieną pergalę jie turi. Tiesa turi vieną pralaimėjimą. Kas atletiškas, žiūrėkit. Mes matome, kaip nervo žaidimų džiugina savo komandos vadus. Rūko Pipinė Darvidui Macijauskui. Turi kamuolį metą ir pataiko. Sigitė, žaidžiame 9-5. Kam 5-1 tolimas metimas ir tai bus pergalė. Dreverna iškovoja pergalę prieš Nidą. Rezultatu
Vienas tolimas taiklus metimas, kurio Klaipėda nepataiko, palikdama viltį Rusnės salai 9-7. Klaipėda pergalė. Kas iškovoja tą tolimą metimą? Pavyko 2,5 minutės. Vienas taškas reikalingas ir 20 tašką pelno. Taigi 11-5 pergalę iškovojo tas, kas įvykdė turėjo. Tai dvi komandos, kurios, skirtingai, jeigu Nidiškiai pergalės neturi, Klaipėda vieną pergalę jau turi iškovojusi. Ir matome, žiūrėkite, kaip jie sukomplektuoti Juodkrantėjiškiai. Tai Juodkrantės komanda Meškų. Taigi, apšilimas baigtas, kamuolys tų krepšininkų, kurie pradės rungtynės rankose. 5 ir atakuoja iš toli. Arvydas neretai kada jis įprameta. Tuo tarpu kamuolys atsiduria varžovų krepšininkų rankose. Formuoja, kad pirmauja. Taip džiaugiasi Juodkrantės treneris Tomas, kuris vaikšto palei gali pataikyti iš toli. Pirmosiose rungtynėse jie tai įrodė. Tačiau šį kartą kamuolys skrieja pro šalį. Įteiktas 7 įskaitinės rungtys. Rungtynės ir iš karto. Juodkrantės komanda turėjo puikiai ir gerą progą pelnyti savo pirmuosius taškus. Subtilus, elegantiškas. 10-8. Turėtų labai įklysti kamuolį. Nidos komanda turi... Šiek tiek per stipriai. Ir rezultatas 6-2, tai visi. Aš matau oranžinius naudotus. Kamuolys vėl puikiai rankose dėmesė. Visiems. Atlaidžiai žiūri, kaip jis gali. Varžovas leidžia mėgti. Galėsime jau netrukus rezultatas lygus ir gali įsibėgė Rusijos savos komandos žaidėjas. Taip, įvartis 1-0, tvirtos komandos. Smūgiuoja. Taip, jisai viską mato. Rusniškis, įvartis, viską mato. Ir smūgis ne, dabar jau tikrai ne. Įmušti. Jisai muša. Smūgis ir kamuolys. Rimta kova. Korekcijos. O Nidas su Drevernu žaidžia. Reikia pastebėti, kad Drevernui gyvena labiausiai šaukiančios žvejų moteris. Rinkti ant vyrų. Dreverną prieš žaidimą. Ir... Kamuolį galvą, tiesiog galvą valdyti ir pasiūsti į tuščius kartus. Taip, vienas. Tokiu atveju galima tikėtis sėkmės, bando ištampyti visą varžovų gynybą. 2-0, gražu. Tačiau neįmušė to paskutinio baudinio, kuris būtų garantavęs jam pergalę. Na, yra kaip yra. Vengti įvarčio. Ir vėl 3-1. 3-1, Rusnė. Komandos vartus nuo įvarčio. Kągi, pergalę. Tokiu rezultatu 4-1 pergalę iškovoja Rusnės komanda. Mėtymas kamuolį, mėtymas nuo startinės. 5 metimai iš vienos ir tos pačios pozicijos. 5 metimai. Taigi galima pradėti. Iš 1-0. Pataikyti ne taip jau ir paprasta. Kaip aš jau sakiau, skirtingas aukštis. Kamuolys yra padarinėjimas iš 2-0. Visada nori su taškų pasirankyti. Iš 3-1 įpelnyti taškų. Iš 3-2 žaidėjas meta taikliau Klaipėdos komanda ir iš 5-4. Iš 5 lentynos moteris gali ištraukti. Lentyna nepataiko ir jos komandos draugai dar 3 metimai. Svarbus, bet nedaug trūko. Ir liko dar 2 metimai. Mena klaipėdietė. Manau, visos reklaminės nuotraukos jau padarytos. Ir jinai deja šį kartą prameta. Kągi, 5 taškus laiko Klaipėda. Krepšinė mes tai pamatėm. Bet
mėto kamuolį į krepšį nuo Lauks iš 3-2. Jų taškų susirankioti reikėtų. 5 iš 5-3, 6-3, 7-4. 7-4. Rankas Rusnė turi 4 taškus. Turi 5 taškai paskutinių šio metimų, dėja ne. 5 metimų. O kokį įdomų metimo techniką pasirinkote? Nu gražu. Tada labai atidžiai stebi. Tuos 3 likusius metimus išnaudoti. Metimas. Metimas. Ir kamuolys neprašalė. Tie patys 5 galima mesti. Gražu. Tai mesti iš 5-5. Ir vėl labai gražiai skrieja. Gydos komandos vienas iš lyderių turėtų pataikyti. 5-4, geras pasirodymas, antrasis bandys ją nufotografuoti, įamžinti. Kaip jūs įdomiai pasirinkote, taip reikia pastebėti, labai virtuoziškai atsistojate. Kaip dama stovinti ant krantinės ir laukianti sugrįžtančio mylimojo. Viena koja padėta ant krantinės krašto, tiesa šį kartą tai sėkmės neatnešė, bet liko dar 2 metimai. Ir vėl Maura meta, nesėkmingai, visą pusdienį ir užteko 5. Ir Maura pataikė, taip, antram, kurį reikia laivą, jau tik 6 taškai, tai yra nelengva, 7 taškai, 8 taškai. Pirmoji komanda, kuri surinktų 3 taškų skaičių. Drevernos dukra, jau bandymų pasiūkė kamuolį 2 taškai. Nepavirškite atsisukti ir operatorių. Foto vienas jau pradeda nusirenginėti. Vienas metimas ką išdarinėti. Tomas. Ėjo Tomas ir suksamiausių Dreverno žaidėjų. Tie patys 8 taškai pataikė į karto. Nu ja, Tomas reabilituojasi 9 taškai. Atrodo, futbolo kamuolys yra Mariuose. Tai būsite apdovanotas 10 taškų. 11 taškų. Metimas. Marius. 12. Marius laimėjo. 12 taškų. Tiesiog galimybę nustebinti pergalę. Būtent šioje taškų tai yra daug. Jo krentykėjo metimas. 4 taškai. Pakyla aukštyn ir pataiko. Nes jų komandos moteris. Ir jo teisėjas skaičiuoja. Bereik atkins iš jo krentės per tašką. Taip, 8 taškai. 2 kartus iš 5, kad būtų pirmi. Vieno taiklaus metimo neužteks. Dama supranta, kad viskas yra jos rankose. 9 taškai. Dingo Drevernos žaidėjų stovykloje šurmulys. Liko 4 metimai. Liko 3 metimai. Liko 2. Taip, pirmos vietos neiškovos, nes Drevernas surinko 12 vietą. Teisus, ne? Ne? Prašomas. Kamuolys. Tai yra Rusnės pergalė. Tas išbandymų datas. Klaipėda gražiai vedė. Iškelkite rankas ir mes paleisime laikrodį. Viskas? Laikrodis paleistas ir jinai pradeda laikyti. Nu šaunuolė, jūs jau pasiekėte savai, manau, asmenį rekordą, todėl kad jūsų rankose šis inkaras jau yra 10 sekundžių. Klaipėdiečiai bando būti, sako dar. Ir jinai laiko 15 sekundžių. Nuovargis daro savo, bet jinai laiko 18, 19 sekundžių. Pradedame. Ir Galiūnas iš Klaipėdos pradeda inkaro laikymo čempionatą. Laiko, mes laiką pliusuosime, stengiasi Sergejus 38. Inkara taip. Laikrodis paleistas. Jonas pradeda aukščiau rankų negersite, ar ne? Viskas gražu. Taip laiko šį inkarą Jonas, kuris mėgaujasi savo laikymu. 1 minutė ir 20 sekundžių Jonas. 1 minutė ir 24 sekundės. Kokia jėga ir ištvermė. 1:27. Šaunuolis jo. Laikrodis paleistas ir jisai pradeda. Laiko labai gražiai. Kovojam iki galo, iki pat pabaigos ir taip. 59 sekundės. Tikėkimės viskas bus gerai. Karolis. Taip. Laikrodis paleistas. Karolis pradeda laikyti. Ir dabar lieka deginti sekundės, kad palikti damai galimybę. Perintės stafetę iš Klaipėdos.
Ir jinai laiko, ir šiek tiek aukščiau, nu ką padarysi. Yra kaip yra, tai negalima, tiesiog, paskutinis kartas bandymas paimti ir bandymas, tai viskas. Jeigu jums pasisektų, Nidos žaidėjas Dainius, krantės padangė, 34 sekundės, toks Nidos lyderis. Andrius, laikrodis paleistas. Dainius būtų, sakykime, pasiekęs tą tokį svajonį rezultatą. Taip, 39 sekundės. Pabandys atplėšti inkarą nuo pievos. Gerai, Aušrinė. Taip, Aušrinė siektas rezultatas. Taip, laikrodis paleistas ir jisai pradeda. Tai yra Dainius. 1 minutė 13, 1 minutė 15. Dabar kiekviena sekundė kainuoja jam labai daug jėgų. Minutė 19. 1 minutė ir 19 sekundžių. Ir pasižiūrėsime, kaip seks. Kaip lengvai pakėlė, tarsi tai būtų kartoninis inkaras. Teisėjas, kuris yra šalia, labai dydžiai ir priekabiai seka. Galėsim paskelbti, kokios komandos žais ir ne dabar, kurias kviečiame aikštę. Kviečiama Dreverna Juodkrantė. Dreverna Juodkrantė kviečiama į futbolo sektorių. Dreverna Juodkrantė kviečiama į futbolo sektorių. Jis laiko lygiai 1 minutę. 1 minutę. Lygiai 1 minutę. Išlaikysite 6 sekundės. Ir jinai laiko. Ieva, šaunuolė. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jinai tampa populiariausia Juodkrantės moterim. Jūsų vardas? Monika. Monika prieš eidama gavo visus nurodymus, išklausė iš komandos lyderių. Bet žinokit, Monika, jūs pasiruošęs palaikyti asmeniškai ir kapitonas Tomas, kuris pradėjo nusirenginėti. Aš įsivaizduoju, kas dėsis, kai jūs pagerinsite visų laikų moterų Drevernos rekordą. Gerai, pasiruošusi. Ir taip, iškelsit ranką, laikrodis paleistas. Puikiai laiko. Tegul pasilieka, niekur neina. 5 sekundės. 8, 10 sekundžių. 10 sekundžių. Iš moterų ji išlaikė ilgiausiai. Minutę. Ir praktiškai, jeigu abu išlaikysite po minutę 10, viskas bus gerai. Kovoja. 1 minutė ir 2 sekundės. 1 minutė 3. 1 minutė 3. Dar viena iš Breilos prie Dreverniškės. Na, gerai, pradeda. Super. Rankose įkaras jau yra 52 sekundės. 53, 5, 57. Jisai laiko lygiai 1 minutę. 1 minutė 2. 1 minutė 5. 1 minutė ir 6. 1 minutė ir 6. Na ir dabar suvesime rezultatą. 2 minutės ir 19 sekundžių. 2 minutės ir 19 sekundžių. Tai yra trečias. Čia nėra galimybės prisiregistruoti. Čia yra komanda. Jeigu jūs esate komandoje, tai yra... 3, 2, 1. Pirmyn, pradeda. Ir prasideda rimta kova. Žiūrėkit, kaip jie tempia. Praktiškai komandos, aišku, bandau įstoti viskas. Ir dabar realistiškai sustabdyti laiką. Ir šitas rezultatas yra 21. Tikėkimės, Teisėjas dar nepasiruošęs. Pasiruošę. 3, 2, 1, pradeda. Gražiai dirba. Žiūrėkit, kaip žaidėjai. Rezultatas 1 sekundę prastesnis. 2, 1, laikas. Laikas pradeda. O, rimtai varo, tai nedėčiai. Jau, žiūrėkite. Vienas net maudosi. Vienas traukia tai, tarsi būtų pats tempiamas su vandens lyderiu. 23. Jos akimirkas. Vaikas klykdamas veržiasi lyg tėvo. 2, 1, laikas. Ir jie pradeda. Tai yra lyda. Ir vaikas nustoja verkti, o matas kaip tėvas šaukiai dirba. Viskas gerai. Jakis dirba, bet jakištų. Oliver traukė lydą. Oliver veidė. Kriejas užmarė paviršiui. Neatleisti iki pat pabaigos. Nenumesti. Ir ateikite čia. Rezultatas.
rezultatas 24 sekundės. 2-1 laikas, pirmyn. Taigi laikrodis pataisas gerai. Gražiai, nesutrukdykit vienas kitam. Jūs jau trūksi ir jie jau nebetraukia, o tempia. Tai yra du skirtingi dalykai ir jų rezultatas yra vis tik 23 sekundės. Pradedam, laikas. Jie pradeda. Ir žiūrėkite, kad jiems rezultatas turėtų būti labai geras. Jeigu jie nesusigadins, Dreverna iš tiesų gali pademonstruoti kaip laiko kiekis. Drevernos komanda minutė 47. Dreverna šauniai padirbėjo ir Drevernos rezultatas į komandų laikas. Turėtų susidaryti. Turėtų plaukti rinkimai, nenori susidaryti šioje rungtyje. Ir taip, 2 minutės 20. Laikas, pradeda, pirmyn. Ir prasidėjo. Laiką prieš Rusiją. Rusija įsivedė įdėti. Labai gražiai dirba Rusija. Labai gražiai. Kad Rusijos komandai gali pavykti įsiterpti tarp pirmaujančios Drevernos ir tarp Juodkrantės, nors ką čia gali žinoti. Greičiau plaukia negu juodkrantiškiai, taip kad juodkrantiškiai, manau, tikrai grįs vizualiai į trečią vietą. Dabar yra minutė 30 sekundžių. Ir čia praktiškai viskas vyksta idealiai Drevernos komandai, bet rezultatas buvo minutė 47. O laikas eina. Minutė 40, buvo gero 7 sekundės iš Drevernos Rusijai netiks. Klaipėdiečiai demonstruoja, kaip galima įveikti atstumą šonį atveju. Rusija gali netgi įsiveržti į pirmąjį trečią. Jau yra 3 minutės ir 3 minutės 6. Laukai, belieka. Kartininkai dirba. Vežėjai gyda. Na, jie pasirinko tokią taktiką, 2 vyrai priekyje, o paliko damą valkės gale. Jie pasiekė patarpinį finišą, tolimai vėliavėlę ir turės apsisukti. Taip, apsisuka Nida. Ir kad aplenktų jo 21. Taip. Nida jo kredentens. Taigi dabar turnyrinė lentelė negrįžingai atrodo taip. Juodkrantės komanda prieš paskutinę rungtį turi surinkusi lygiai 25 taškus. Jūs esate vienintelė moteris tarp kapitonų, taigi dabar traukite lapelį ir jeigu ištrauksite 5 be kovos patenkite į kitą varžybų etapą. Ir jinai ištraukė 5. Rusnė. Jūs dabar pirmajame etape neturėsit varžovo, be kovos patenkate į kitą varžybų etapą. Tiesiai pusfinalį, kaip minimum užsitikrinate 4. vietą Vilniaus traukime. Nu, gražu, pasisekė. Dreverna, 2 numeris. Turėkit prisiminimų. Toliau traukia Klaipėdą. Klaipėdos komanda. Ir Klaipėdos komandos numeris 1. Klaipėda prieš Dreverną. Ir toliau Juodkrantė prieš Nidą. Pasiruošę? Taip, 1-0, keičiamas puselis. Pagal specialų paruoštą receptą ir mano rankraštas šiandien sveikė, kaip neparagautas Anglijos lygiai didžiulę nuodėmę. Klaipėda prieš Dreverną.
Pasiruošę. Šiek tiek atleiskite. Rusija patenka į finalą. Per 8 sekundės. Rusija. Galima atsarginiam žaidėjam šokti. Tai buvo pasakyti. Na, o Klaipėdos komandai piniginė lentelė už ketvirtąją vietą įsirašo 2 taškus. Rusijos komanda per minutę ir 3 sekundės nutėpė pirmąjį kartą.
Urbšys, praėjusių metų čempionų komandos kapitonas. Audringas ovacijos Drevernai, paplokite. Dreverna, tai yra Dreverna. Šiandieną buvo taip pat čia, kartu su mumis. Klaipėda. Audringos ovacijos Rusnės salos gyventojams. Ir Rusnės salos ekipa ateina. Draugystė su vartai. Neringa, Nida ir Juodkrantė kartu. Šviesesnė apranga, debesų spalva, pasipuošę Nidos atstovai. Dreverno šaliukai, kaip Energizer karosai, jie kyla aukštyn ir leidžiasi. Drevernos kapitonas Tomas, tai yra Martynas, oranžiniais marškinėliais, pasipuošęs Klaipėdos krašto lyderis. Kurgi yra Andrius? Taip, Dalia Dravnienė. Jinai, aišku, irgi, kaip ir jos komandos nariai, laukia Neptūno. Mantas. Žvejo šventės dalyviai ir svečiai. Išnirau aš pas jūs pasidžiaugti jūsų nuostabia švente. Net marių dugne jautėsi jūsų sportinės aistros. Matėsi jūsų nuotaika. Tad linkiu jums ir toliau pratęsti šias linksmybės. Darnos šeimose, laimės jūsų gyvenime ir daug sveikatos. Sėkmės jums. Malonu Jūs matyti, gerbiamas Raimondai, atvykus į mūsų Pamario krašto žvejo šventę. Meras kaip visada gerai nusiteikęs. Taigi, leiskite prie mikrofono pakviesti žodį tarti Neringos merą Darių Jasaitį. Žvejam reikia palinkėti nei žvyno, nei uodegos, kad tinklai būtų pilni, nes palinkėjus geros žvejybos turbūt nebeverta net vykti į žvejybą. Tai yra iš tikrųjų taip, tai nei žvyno, nei uodegos, visi žinokite, kurie nežinote to, o ką? Čia jau tiek šnekama, manau, visi koncerto laukia, o nebešneku. Tai gero vakaro, geros nuotaikos, gero oro. Svečių geriau. Gerbiamas Dariau, visi laukia, aišku, ir išskirtinio apdovanojimo. Taigi Raimondas Paliukas, Lietuvos žuvininkystės komisijos pirmininkas. Labas vakaras, mėly pajūrio Pamario žvejai, mėly neringiškiai ir kurorto svečiai. Aš labai džiaugiuosi, kad man tikrai pasisekė šiais metais papulti į tą nuostabią jūsų Pamario žvejų šventę, matyti, su kokia aistra kovojo komandos, ir aš tikiu, kad tikrai bus dabar apdovanoti patys ištvermingiausi, patys greičiausi ir patys protingiausi, nes jie sugebėjo nugalėti. Taigi, Nidos trejetas, visas trejetukas. Jums yra medaliai, kuriuos mes uždėsime. Nidos komanda, 3 vieta, plojimai. Taip, Dreverniškiai, 2 vieta, vice čempionai. Šaunusis 4. Jie turėjo puikią galimybę kautis, na ir ką padarysi. Šiais metais jie buvo 2. Čempionais tapo šeimininkai Juodkrantės komanda.
Pereikime prie futbolo čempionato. Futbolo čempionatas sukėlė labai daug aistrų. Taigi futbolo čempionate trečiąją vietą iškovojo Drevernos trejetas. Taigi Klaipėdos vicečempionai. Nedaug pritrūko iki pirmos vietos, bet šiek tiek pritrūko. Kasgi šiais metais, 2014 metais, Pamario krašto žvejo šventė geriausiai žaidė futbolą. Juodkrantės Virtozų komanda įspūdinga. Ir atkeliauja Vydas Ginevičius su savo mažuoju treneriu. Uždėkite medalį ir mažajam treneriu. Taip, taip. Jam irgi priklauso, todėl kad jis buvo šalia aikštelės. Net ir meras norėtų būti toje komandoje. Ponės ir ponai, plojimai Juodkrantės futbolo čempionams. Ir Klaipėdos dvejetas, ir Rusnės dvejetas. Tai bus teisingiausia. Belieka paploti draugystės medalį. Drevernos dvejetas. Na ir čempionai šios rungties absoliučiai geriausi. Kol kas jie be jokio sustojimo lipa į sceną atsiimti savo apdovanojimus kaip geriausi. Tai yra Juodkrantės dvejetas. Pasitaikė, kad viena kartis buvo trumpesnė. Na tiesiog kai kas yra medalių kolekcionieriai. Ant kai kurių kaklų ne pirmas medalių komplektas. Tai dar kartą byloja, kad iš tiesų šiandien mes matome tuos sportininkus scenoje, kurie neatsitiktinai pasiekė tas svarbias pergalės. Rusnės trejetas. Rusnės trejetukas. Ir kaip valdė su kartimi Rusnės seniūnė Dalia Drobnienė. Ponios ir ponai, ar žinote, kas yra geriausi valties valdytojai karčių pagalba? Žinoma jie. Juodkrantės virvės traukikų šešetukas. Tai Drevernos virvės traukimo vicečempionų savotiškas triumfas. Ir vis tik tai ne jie tapo geriausia komanda. Ponios ir ponai, patys geriausi. Veikikai Rusnės šešetas. Niekas netikėjo, kad Rusnės salos seniūnė yra tokia stipri. Taip, Rusnės salos vyrai ir viena dama. Į krepšį nuo alaus statinės, mėtė labai gerai ir trečioji vieta. Nidos trejetas. Štai jie, vicečempionai. Gerbiamas merė, šioje komandoje yra žvaigždė Monika. Jinai pataikė 4 metimus ir viena surinko 8 taškus ir tai nulėmė pergalę. Monika, žvaigždė. Monika, nepabėkite. Ponios ir ponai, kadangi Monika nulėmė šios rungties baigti, tai jai atitenka Zuzi Records specialus prizas 10 išleistų kompaktinių plokštelių rinkinys. Jis yra jūsų. Ovacijos jai.
Na, dabar jau galite ramiai nulipti nuo scenos. Tai yra inkaro laikymo čempionatas. Sunkus tas inkaras. Net ir pats Neringos meras Darius šitą inkarą išlaiko minutę ir 14 sekundžių. Trečiąją vietą iškovojo Drevernos komanda. Drevernos inkaro laikytojų trejetas. Į sceną. Antrąją vietą inkaro laikymo čempionate iškovojo Klaipėdos komanda. Klaipėdos komandos Jonas. Minutė 24. Plojimai jam. Būčiau atėmęs iš mero malonumą apdovanoti Juodkrantėjiškius. Jie laikė geriausiai. Penktąją vietą užėmusią Nidos komanda. Nidos kapitonas Andrius. Andrius. Ateina Andrius ir atsiveskite Andrių vieną stiprų vyrą, todėl, kad pats metas įteikti jūsų komandai priklausančius prizus. Vietoj stipraus vyro atsivedė stiprią damą. Jum yra įteikiama gėlių puokštė. Ungurys surūkytas, specialioji vėtrungė, sėkmę nešanti ir sertifikatas. Už tai, kad dalyvavote šioje šventėje ir pradžiuginote mus visus. Plojimai, jiems įteikite dovanas. Vieną savo asistentą. Simbolinė vėtrungėlė. Dar žinoma rūkytas ungurys bei gėlių puokštė. Plojimai Uostamiesčio komandai. Ir atkeliauja Dalia ir atsiveda vieną savo stiprų jaunuolį už rankos, nes jaunuolis stiprus, kad ko nors nesužalotų. Miela šeimyna, labai smagu antrus metus būti pas jūs čia, Juodkrantėje. Dėkojam, kad kviečiate. Pernai metais mūsų etnokultūros centro direktorės Nupintą bučiuką mes dovanojame vienam vyriškiui už sukurtas šitas gražias meno kūrinius. Šiandien šitą bučiuką savo širdies šilumą norime dovanoti klaipėdiečiams už dovanotą druską mums. Giminė yra gerai, giminė būna Kaune ir Vilniui, bet kaimynai visada būna geriausiai. Ačiū, kad jūs esate. Salos kaimynai yra Klaipėda. Tai neaišku, kas taip smarkiai išplėtė ribas, Klaipėda ar Rusnė. Lieka atviras klausimas. Dvi komandos surinko po 28 taškus. Ir buvo nutarta jau prieš šias varžybas. Juodkrantės komanda, vicečempionai. Ir Juodkrantiškiam yra įteikiamas ungurys, gėlių puokštė, padėkos raštas, na ir žinoma vėtrungė. Komanda priešai sceną, išsirikiuoja komanda priešai sceną, veidų į sceną, o į sceną atkeliauja tik tai kapitonas Monika ir Marius prisijungia prie savo komandos. Monika ir Marius prisijungite prie savo komandos. Scenoje pasilieka tik kapitonas. Ponios ir ponai, antrus metus paeiliui nugalėtojų komandos kapitonui, nugalėtojų komandos lyderiui, Tomui, audringos ovacijos, o Tomas jau dabar moka, kaip elgtis su jie, kaip elgtis su komanda. Pasiruošę, jie čempionai! Tai yra jų triumfas. Gerbiamas kapitone, priminsime tą auksinę taisyklę. Drevernos komandos kapitonas atiduoda taurę Monikai. Atiduokite taurę Monikai.
vėjo gundomas smėlis sena, ugnis degs senam židiny. O travos vidury žvejas galva linguoja, šiandien undinėlės pagaut nepavyks. O valtelės dugne vanduo, o irklai vandenį. O travos vidury žvejas galva linguoja, šiandien undinėlės pagaut nepavyks. Lai la la lai la lai la lai lai la lai, o travos vidury žvejas galva linguoja, šiandien undinėlės pagaut nepavyks. Ir dieną, ir naktį tinklus jūra glosto, bet tavo Gero sporto, Rankis. 8. Blogo oro jaunimas ir 8 merginų. Daugiau sporto rungčių. Daugiau stiprių komandos narių. Mes linkim, žinot ko, visas šitas stalas linkim, kad kitais metais laimėtų Juodkrantė. Gyvent danguje virš aukščiausių kalnų, aš gyvenu. Ir miestam ir aikštėm mojuoju aiškiai, galingų sparnų. Įmonė maža graži, bet vandenį. Kągi man dabar daryt? Paukštis pamilo žuvytę taip bet. Paukščio sparnai dideli, o ji nuostabi vandenį. Paukštis pamilo žuvytę taip bet. Meilės vaikina ir supa, bet kur jie gyvens. Gyvens galingas ir stiprus, bet taip toli. Noris pamatyti jį blaškos vandenį. Paukštis pamilo žuvytę taip bet. Meilės vaikina ir supa, bet kur jie gyvens. Aš atgulsiu, tu pareisi, bus raudoni vakarai. Priešas trauksis, viskas keisis. Mano Lietuva bedalė. Ar bijai? Būgaus skilo trečią kartą, krito bitės iš delnų. Gaudė verkė miesto varpas, dingo broliai tarp miškų. Visą naktį skundės liepoms, aimanuojantis beržai. Kur raudoni vakarai, tuščios kelio, tuščias kryžius, mano Lietuva, ar bijai? Žvangutis, neatlaikęs naštos, ir su ašara savo sykiu nukritau aš ant žemės kietos. Nukritau aš ant žemės, nukritau aš ant žemės,
meilę savo tą, kurią gal praradai. Po nakties diena, tu patikėk į meilę, tu patikėk į čia. Po nakties diena, tu patikėk į meilę, tu patikėk į čia. Tylas naktis tavo kambarį, o dabar beliko man sutema žiauri. Man nereikia vėjo, plėšiančio rudens lapus. Reikia tik tavų švelniai paprastų mėlynų akių. Nereikia nekalbėk, nieko nesakyk, be jokių slūpų tavų pas mane atskris. Man nereikia vėjo, plėšiančio rudens lapus. Reikia tik tavų žodžių ištartų tyloje naktų. Man nereikia vėjo, degančio rudens laukais. Reikia tik tavų švelniai paprastų mėlynų akių. Mėlynų akių. O aš taip myliu, aš taip myliu. Atrodos ir tavį galiu uždegti didžiulę jausmo ugnį, nes ta bedugnė, ta bedugnė. O aš taip myliu, prieš šitą jausmą meilė, tik aidas tolimo griaustinio. O aš taip myliu, prieš šitą jausmą meilė, tik aidas tolimo griaustinio. Aidas tolimo griaustinio. Tiem, kam patiko El Fuego, žengėte 5 žingsnius į priekį. O, aš galvojau, kad jie paliko didesnį įspūdį. Kažkaip visi taip ir pasiliko savo vietose. Ar žinote, kam reikalinga šitą aikštelę? Tam, kad užsipildytų publika. Dabar nuo scenos matosi, ten tolumoje tiek daug žmonių nepatogiai stovi. Na, priekiniai, drąsiau. 3 žingsnius į priekį. O, jau rimčiau, prisimenat animacinį filmuką apie Mauglį? Kada sakydavo, arčiau, dar arčiau. Ateikite, taigi šventė, kad būtų galima publikai šelti. Jauskitės kaip namuose. Ir nepamirškite, kad šiandien galima paragauti unikalios ispaniškos sangrijos, atšaldytos gelbėtojų palapinėse. O dabar, ponios ir ponai, leiskite į sceną pakviesti žavę damą. Taigi sveiki visi dalyviai, svečiai, labai sveikinu tuos, kurie Mariaus pakviesti galų gale atėjo čia prie scenos. Žinok, kad balti sparnai tau primins mane,
toli, nuo krantų gimtųjų skambės daina. Tau per naktis dainuoja širdis mana. Baigės vasaros gerai ir jau tavęs nėra. Gal nebuvau gera. Išsiskyrėm, suprantu, lyg aitvarai dangui. Ne aš pirmoji išeinu. Sau sakau, sava, neliūdėk. Šitą vasarą į dainą tu sudėk. Bus lengviau, dar patikėk. Tik tu neliūdėk, neliūdėk. Už jūrų marių 9 salų kiekvieną naktį aš tave jaučiu. Ir taip aklai aš tavimi tikiu, gyvendama tik meilės laukimu. Už tavo balsą ir tavas akis aš pažadėsiu dalį savo širdies. Gerbiamoji publika, truputėlį padarom tokį koridorių. Jūs dabar pamatysite unikalias lažybas. Vakar kilo tokios lažybos tarp Neringos mero, Dariaus Jasaičio ir tarp futbolo meistro, kuris sugalvojo šitą šventę, tai Česlovo Stonio. Aš labai norėčiau, kad būtų atnešti ir pastatyti apačioje tokie nedideli futbolo vartukai. Ir dabar Žilvinas Žvagulis nusileidžia į apačią ir pririša savo kompaktinę plokštelę prie vartų skersinio. Bet pririša taip, kad kompaktinė plokštelė kabėtų ore. Kad jinai kabėtų ore. Žilvinai, prašom. Jūs galite daryti, o po to vėl užlipsite į sceną. Pasakyk viską, paskui bus neįdomu. Na, žinote, situacija yra tokia, kad iš 7 metrų atstumo Žilvinas atskaičiuos 7 metrus savo žingsniais, o jo vienas žingsnis tai yra 1,5 metro. Tai jisai atskaičiuos 7 metrus arba 7 žingsnius. Jeigu jisai pataiko, Žilvinas Žvagulis iš karto scenoje dainuoja. Jeigu nepataiko, tai Neringos meras Darius Jasaitis iš karto Žilvinui Žvaguliui neša rūkytą ungurį. Tai yra paprasta, elementaru, tuo labiau, kad bus 2 smūgiai. Vieną smūgį muš Neringos meras Darius Jasaitis, antrą smūgį muš Česlovas Stonys. Abu yra rimti futbolistai, žiūrėkit, Žvagulis dar taip, tokiais žingsniais nėra vaikščias. Tokiais žingsniais nėra vaikščias. Nueis iki garsintojo Viljono palapinės, Česlovas Stonys. Česlovas Stonys, žiūrėkit. Nu, Česlovas Stonys paprastai taip vaikšto ligoniai. Tokiais žingsneliais grįžę iš reabilitacinės ligoninės. Jisai taip labai tuos 7 žingsniukus. Berniukai, tai stokit čia, va, čia atsistokit. Taip, dabar svarbiausia yra, aišku, pritvirtinti kompaktinę plokštelę. Meras pirmas. Gerbiamas mere, dabar yra viena sąlyga. Iš principo mes jums galime leisti vieną smūgį pabandymui, bet jeigu jūs pataikysit, tai neįsiskaitys. Tai kaip jūs norite? Ar čia yra jūsų lemiamas smūgis ar bandomasis? Ar čia yra lemiamas? Tas vienas vienintelis. Meras? Ne, paskui pasakyti negalime. Mere, publika prašo. Tai mere, reikia bandyti ar nere? Ne. Ponios ir ponai, paplojame Neringos merui. Darius Jasaitis. Gyvenantis pats Juodkrantėje, reikia pataikyti į kompaktinę plokštelę. Žilvinas Žvagulis? Ne. Ponios ir ponai, paplokite šventės sumanytojui. Yra. Įskaitom. Yra. Įskaitom. Žilvinas Žvagulis. Palietė žemę ranką, skaičiuoju laiką atgal, bet laikas aplenkia mane. Miestas krante ištirpsta lyg ramiam rūke. Smėlį radau, laišką skirtą tik tau ir paslėpiu stiklę. Žodžiai keli, bet tikėtis gali. Mano meilė ir viltis, bandom visi. Savi krantai, savi veidai lauks manęs, kol aplenksiu visas bandas. O švyturys tolimam kely lydės ir saugos nuo nakties. Vasara mano, įsimylėjau lyg pirmąjį kartą, jaučiuosi žavesio tavo ne veltui.
užkluptas iš pasalų. Lūpos artėja lėtai, bet link skruosto tinklai, kaip visada. Vasara mano, širdis į dangų lyg paukštė ištrūko. Įsimylėjau aš tarytum berniukas ir nustebau, kad galiu. Vasara mano, pasirinkimo kito nebepalieki, kas visgi turi pirmą žengti į priekį. Į tavo glėbį skubu, į tavo glėbį skubu, į tavo glėbį skubu. O saulė blyksi jų sparnuos, kur dingo jaunos mano svajos, tik pienis pūkas težinos. Pasiūsčiau jai rastos lašyti, žodelį nerimo dainos, kaip trokštų viską išsakyti, tik pienis pūkas težinos. Švelnus pūkelį, ar žinai, kur mano laimė, kur jinai? Nulėk pas ją su vėjeliu, sakyk, kad myliu, bet tyliu. Švelnus pūkelį, ar žinai, kur mano laimė, kur jinai? Nulėk pas ją su vėjeliu, sakyk, kad myliu, bet tyliu. Bosas Denisas Murašovas. Būgna Jonas Leikvinas. Švelnus pūkelį, ar žinai, kur mano laimė, kur jinai? Nulėk pas ją su vėjeliu, sakyk, kad myliu, bet tyliu. Aš myliu vasaros rugiagėles, jos taip švelniai vilioja mane, jos kaip akys mano smergušėlės, aš mačiau ją šiandieną sapne. Ir jaučiu aš, kad vasara eina, sužydės vėl laukai gėlėmis, vėl jos vai mano širdin ateina, rugiagėlės vėl bus su mumis. Kojas kam turi, ar tau daug naudos iš ilgos naujos suknios? Kojų tavų išties žodžiais niekas neišpieš, nauja neatstos, tau senos suntos trunkos. Tada, kai šok norėsi ir kojas ištiesi, tada pasigailėsi, jų niekas nenabos. Tu meiliai gražias kojas kam turi, ar tau daug naudos iš ilgos naujos suknios? London, Berlin, nors aš žuolių čia daug sutikau, tik Lietuvoj sau idealą užtikau. Ir jaučiai, perliai gražiai.
jūs manim patikėsit, bus gerai, gerai, gerai mums bus. Tegul žiaurūs vėjai mus draskys, draskys, draskys per pus. Netikėk, kad priešai suoks, ką šnekės tau svetimi. Šis gyvenimas kitoks, reikia būti savimi. Netikėk, kad priešai suoks,